Sveikus merginos. Tai šiek tiek dar luktelsim kelias minutės, kokią minutę tikrai. Žmonės dar jungiasi. Tai noriu trumpai pristatyti. Mano vardas Viktorija Voitkevič. Instagram'e mane rasite irgi pagal vardą ir pavardę. Ir šiuo metu vadinu save pokyčių mentorė, bet mano kelias socialiniuose tinkluose prasidėjo dar 22 metais. Ir tuo metu turėjau labai daug baimių, nežinojau nei atsakymų nieko, bet turėjau vieną viziją ir tiesiog vieną dieną nusprendžiau daryti. Ir tas darimas buvo susijęs su būtent bendruomenė, mamų darbų birža. Ir aš turėjau be galo didelį užsidegimą ir jaučiau prasmę tą, ką darau. Ir per kelis mėnesius iš tikrųjų grupė augo milžiniškų greitų tempų. Mane pradėjo kviesti į žiniasklaidą, aš pradėjau vesti socialinius tinklus. O taip sakant, gyvenimas persivertė visiškai aukštyn kojomis. Turėjau jau sukaupus nedidelę patirtį marketinge. Ir ta patirtis man leido tiesiog dalintis iš širdies, iš pilnumos su klientais. Instagram'e ir visiškai turinti daug baimių, lipau per save ir pravedinėjau, taip sakant, tos mokymus ir atsiminiau, kaip dabar tie pirmieji mokymai buvo tokie sunkus man, kad išjungus juos tiesiog apsiverkiau, nes ant tiek buvo sunku emociškai. Tai praėjau visą kelią nuo A iki Z tų visų baimių, kaip komunikuoti, ką komunikuoti. Ir galiausiai toks shiftas įvyko prieš metus, kai supratau, kad jau negaliu komunikuoti vien apie marketingą, nes ne ten slypi atsakymai. Būtent ne tik tai marketingo žinių trūkumas lemia tai, ar žmogus bus sėkmingas ar nesėkmingas, ar ateis klientai ar neateis klientai. Tai šiuo atveju šiandien ir parodysiu jums tuos šiek tiek gilesnius dalykus, kad suprastumėte, kaip viskas veikia. Tai esu 3 vaikų mama, 2 neseniai sukako 4 metai ir mažai 2 metai. Tai laiko pas mane tikrai mažai, bet per šios metus padariau tikrai labai daug. Tai šiandien ir pasidalinsiu savo lifehackais, tipsais, kaip ir ką galima padaryti tokio, kad per visai mažą laiką pasiekti pakankamai daug auditorijos. Tai parašykite, kaip jaučiatės nuo 1 iki 10. Galbūt kažkas mane pažįsta, galbūt sekat arba iš seniau, kai buvau labiau su mamomis ir mamos mano profilis buvo. Taip jaučiatės 6, 8. Gerai. Jeigu kažkas nori įsijungti kamerą, tai visai faina būtų. Taip, parašyti, kaip jaučiatės nuo 1 iki 10. Ir galite dar parašyti, kas veda socialinius tinklus arba kažkas planuoja vesti. Bet šiandien kalbėsime ne tik tai apie socialinių tinklų vedimą. Šita informacija bus skirta ir žmonėms, kurie nori klientų ir nesiruošia, pavyzdžiui, eiti į Instagramą, Facebooką, bet, pavyzdžiui, jeigu iš lūpų į lūpas ateina žmonės, kad tie žmonės pasiliktų, kad jie taptų lojalūs klientai, kaip tai padaryti. Planuoju vesti. Stengiuosi vesti, bandoma kažką pradėti. Gerai. Man labai patinka kalbėti apie autentiškumą, apie tai, kas mes iš tikrųjų esame. Esu pasibaigusi Vedo, vakarų, astrologija, likimo matrica, domiuosi human design, tai žiūri į žmogų labai holistiškai, nes
kiekvienas įrankis turi savo atsakymus, bet aš viename įrankyje neradau visus atsakymus, dėl to visą laiką domiuosi dar plačiau, dar plačiau, dar plačiau. Ir mano hobis yra tiesiog mokytis, kasdien mokausi daug, gilinuosi, perjaučiu per save, per savo klientus, vis renku informaciją, kaip jie jaučiasi, ar taip veikia, ar ne taip veikia. Labai stebiu, jaučiu energijas ir tas padeda man išgauti kuo produktyvesnį ir geresnį informaciją, kad perteikti žmonėms. Bet svarbiausias dalykas, kas mane veža, tai paspausti ant tinkamo mygtuko, kad iš karto būtų rezultatas. Tai nepatinka man ilgos teorijos, man patinka iš karto spausti ten, kur ir iš karto jaučiasi rezultatas. Tai šiandien ir parodysiu jums, ant ko spausti, kad būtų rezultatas. Nes kai mes spaudžiame būtent ant to mygtuko, kuris yra mūsų, o ne kažko kito, mes tampame magnetiški. Mūsų nori klausyti, į mus žiūri. Bet jeigu mes pradedam kažkaip kalbėti taip, kaip kalba kaimynė, taip kaip kalba konkurentai ir panašiai, bet jaučiam, kad tai nerezonuoja su mumis, tą patį jaučia ir kiti. Tai kitas visada klausimas būna, lemba, kaip man kalbėti, o kas aš iš tikrųjų esu. Nes lengva pasakyti, būk savimi, bet kita vertus ne visi save taip girdi. Kaip kažkas, pavyzdžiui, kitas gali save labai girdėti ir kūno pojūčius ir suprasti, kaip jis kalba. Bet kitas žmogus, kuris sunkiai save girdi, turi daug programų, įsitikinimų, ir jam iš tikrųjų net sunku suprasti, kas jis yra. Tai šiandien atskleisiu tam tikrą tokią širmą supratimui, o kas aš esu. Taip, tai dabar aš noriu, kad parašytumėte Human Design tipą jūsų. Pasižiūrėsime, kiek mes šiandien kokių tipų turime. Tai čia tas tipas, kur generatorius, manifestuojantis generatorius, projektorius, manifestorius ir reflektorius. Taip. Manifestuojantis generatorius Aistė. Aš irgi manifestuojantis generatorius. Taip. Simona, nežinau. Taip, tai mes į Telegram chatą siuntėme tokią informaciją, tai jeigu kažkas nepasiskaičiavo, galite pasiskaičiuoti. Ir dabar arba po paskaitos, taip, manifestorius, generatorius, gerai. Tai šitas dalykas yra ko pagrindas visko, kaip man elgtis, kaip man veikti. Žinot, jeigu mes paimtumėm mašiną, tai yra variklis. Mes be variklio, jeigu variklis blogai veikia, mes lėčiau važiuosime, mes perdegsim, galbūt sulūš tas variklis kažkur pakeliui, bet jeigu aš žinau, koks mano variklis ir žinau, kokius tepalus man į save pilti, tada aš važiuosiu labai greitai, man užteks energijos, aš neperdegsiu, nes didžiausia problema socialiniuose tinkluose ne tame, kad kartais, žinot, kaip mes žinom visą informaciją, dabar yra dirbtinis intelektas, kur yra visi atsakymai. Nu, ko ne visi, aišku, ne visi teisingi, bet iš tikrųjų mes galime, apie marketingą galime viską sužinoti. Bet klausimas, kodėl kažkas iššauna, o kitas ne. Kodėl vienas perdega, o kitas neperdega. Kodėl vienam sekasi labiau, o kitam prasčiau. Nes yra tam tikras variklis ir žmonės, kurie gerai jaučia arba žino savo, pavyzdžiui, pagrindinius bentipus, jie pila tinkamą benziną ar ką. Tai tiesiog žinoti savo pagrindą yra must ir generatorius, jų yra dauguma, manifestuojančių generatorių pasaulyje yra dauguma. Dabar tiksliai neatsimenu, kiek procentų, apie 70% kažkur. Tai manifestuojantis generatoriai žmonės, kurie nuolat turi pastovios gyvybinės energijos. Tai yra, jeigu jaučiate perdegimą, vadinasi, kažkaip kažką ne tą darote. Tiesiog, kad pats pagrindas yra atsakyti, reaguoti. Kaip pavyzdys. Ateina draugė ir sako, Aiste, darome kartu projektą. Ir jaučiate, energija sukyla,
arba išvis niekas nevyksta. Aišku, būna momentinis dar toks, kad iš karto, taip, bet čia reikia šiek tiek pabūti ir pasižiūrėti, nes va čia atsakyti, reaguoti. Mes atsakome į aplinką. Pavyzdžiui, skrolinat kažkur socialiniuose tinkluose kažkokius rilsus, į tai irgi galima atsakyti, reaguoti. Pavyzdžiui, o, faina, aš jaučiu, kad aš irgi taip noriu. Vat kas labai svarbu, tai jausti savo kūną, kaip reaguoja mano kūnas. Ir šiaip sėdėti, vat ko reikia vengti iš tikrųjų iš galvos. Aš sėdžiu ir bandau sugalvoti, ką man reikia daryti. Va toks. Čia vat manifestų veikimo modelis, kad ateina tiesiog generatoriai ir manifestuojantis generatoriai, jiems tas pats veikimo modelis. Tik skirtumą po to pasakysiu, koks tarp jų. Tai atsakyti, reaguoti. Neišgalvoti iš galvos, nes jeigu aš iš galvos, kad man dabar reikia kelti postus kasdien, bet nejaučiu tos traukos, kad aš noriu, tai galiausiai aš galiu perdegti ir aš to nenorėsiu. Kaip galima fiktyviai sukurti tą atsaką reagavimą? Skrolinti, bekalbant su drauge, kad tas būtų ryšys. Ryšys ir aš tada, viskas, aš jaučiu, aš noriu. Tai va čia labai svarbus veikimo mechanizmas, generatoriai gali turėti tikslą ir ilgai neperdegti ir eiti link jo. Jeigu vat, jaučia save, daro iš to įkvėpimo, jie nelinkia taip blaškytis, mėtytis kaip manifestuojantis generatoriai. Jie labiau linijiniai ir čia vat, jų yra stiprybė. Taip, dabar einame prie manifestuojančių generatorių. Tai aš pati, kaip minėjau, esu manifestuojantis generatorius ir labai, kai aš tos informacijos nežinojau, aš labai stipriai kovojau su to, kad aš jaučiuosi kažkokia besimėtanti. Man vieną dieną tas patinka, kitą dieną tas. Man patinka 100 veiklų. Kodėl aš negaliu kaip visi dabar eiti ir daryti vieno dalyko, vos ne visą gyvenimą, eiti taip step by step ir save graužiau ir suprantat, visos negatyvios mintis kūrė aplink save dar daugiau negatyvo ir rezultato iš tikrųjų labai mažai. Bet kai tik tai sužinojau ir supratau, kad manifestuojantis generatorius iš tikrųjų yra tas, kuris gali turėti kelias veiklas, jis jis srauni upė ir ta upė gali kartais labai krypti į skirtingas puses, nes čia tas atvejis, kai draugė ateina ir sako, gal važiuojame kartu į Italiją ir jeigu atsaką girdi, blemba, taip važiuojam, nors aš planavau dabar gyventi, kaip pavyzdys, Vilniuje, bet va tas atsakas ir kad aš noriu, jis gali pakeisti visiškai kardinaliai mano gyvenimą. Tai manifestuojantis generatorius visiškai apie tokią sraunią upę. Aistė rašo, grinai aš esu aš dabar su savo 100 skirtingų veiklų ir idėjų ir nežinau, ko noriu labiau. Taip, ir aš pasakysiu tokį dalyką labai svarbu su tais manifestuojančiais generatoriais. Tam, kad neperdegti, nes va čia gali būti perdegimas, kai aš varau ir spaudžiu ant to pačio ir man jau čia neįdomu, tai aš turiu veiklą ir aš nuolat sukuriu ten kažkokią fiestą. Man turi būti faina, man turi būti įdomu, man turi būti linksma kažkaip. Tai jeigu aš komunikuoju socialiniuose tinkluose, keliu rilsus ir aš žiūriu, kad aš jau pervargu, man jau neįdomu, aš tada bandau rasti klientus, eiti į networkingus. Po to žiūriu, man networkingai jau neįdomu, sugalvoju aš tada kelti postus, laivus daryti. Tai visą laiką sukurti tą fiestą, kad būtų faina, būtų linksma. Nes kitaip, jeigu nelinksma, nefaina, tai perdegimas ieškosiu ten, kur linksmiau, kur įdomiau. Ir čia gali įvykti krypties pasikeitimas. Ir krypties pasikeitimas tai vadinasi, kad man iš naujo ir vėl reikia mokytis naujus įgūdžius, viską dėlioti. Gerai, jeigu tai persipina, tai viskas tvarkuoja, bet jeigu ir tai kardinaliai nauja, tai visą gyvenimą galima auginti. Tai dėl to branduolys, jis turi labai būti stiprus, taip sakant, apie tą patį. Čia aš irgi darau tokias sesijas, kur išsigryninam tą stiprų branduolį, o kas aš esu, kad nesikeistų, ypač žmonėms mėgstantis labai stipriai pokyčius, kad
vat tas dalykas nesikeistų. Taip, ir dar labai svarbu informuoti, nes energija milžiniška. Čia kaip buitiškas pavyzdys. Sėdžiu ir sugalvojau, vat matau, kad purvina namie ir aš reaguoju į tai, tarsi, lemba, reikia susitvarkyti. Aš pradedu tvarkytis iš tos greitos energijos, tvarkautis ir man sukyla pyktis, kad kiti nesitvarko, nors aš neinformavau jų, aš nepasakiau jiems, kad reikia, kad padėkit man. Čia vat manifestoriams irgi skirta, būtent čia pagrindinis manifestoriaus irgi dalykas, bet manifestuojantis generatorius čia manifestorius plus generatorius. Irgi man reikia informuoti. Nes kita vertus darom, o žmonės net nesupranta, ką tu darai ir kaip tu neinformavai, būtent ir socialiniuose tinkluose. Mes galime mokytis ir po to ateinam ir sakom, žinot, aš šiandien tapau stiuardese, o visi, ta prasme, tai tu vakar nagus lakavai. Tai, žodžiu, mes praleidinėjom žingsnius, praleisti net informuoti. Tai dėl to visą laiką sugrąžinti save ir informuoti aplinkinius, sekėjus, o ką aš dabar veikiu, o kuo aš dabar domiuosi. Nepraleidinėti žingsnius, nes manifestuojantis generatorius, jeigu reikia sugrįžti žingsnis atgal arba kelis žingsnius, tai iš vis bus kirvis, perdaryti kažko, tiesiog nemėgsta. Tai tam, kad nereikėtų sugrįžinėti atgal, reikia apgalvoti, kad aš darau, kaip darau, kad be labai stiprių klaidų ir informuoti kitus žmonės. Taip, tai kitas tipas bus manifestorius. Tai va čia tas žmogus, kuris, jeigu imant pasaulį, tai tie žmonės sugalvojo dviratį. Jeigu generatorius ir manifestuojantis generatorius tą dviratį tobulina, reaguoja į jį ir kaip čia galima dar geresnį padaryti, tai manifestorius, jis iš tikrųjų jis sugalvoja tą dviratį, atrado jį. Čia žmonės, kuriems ateina tam tikros mintis, idėjos, tokios kaip pas kitus neateina. Jiems nereikia atsakyti ir reaguoti kažką, nes jie tiesiog sėdi ir jiems kažkas ateina į galvą. Ir čia tas, ką galbūt kiti nedaro, arba to, ko nėra iš vis, bet tai ir yra veikimo mechanizmas, kad jūs ir sugalvojat. Pats didžiausias stabdis ir trigeris, kai jaučiat pyktį, vat visada jauskit, kur jaučiat pyktį. Tai vadinasi, kad važiuojat ne taip. Visada atfiltruoti tą, kur aš jaučiu pyktį. Ypač gali modeliuotis su pasauliu. Nes jūs turite informuoti kitus, vat aš sugalvojau kažką, tada informuoti kitus, pavyzdžiui, namiškius, kad aš dabar važiuoju ten ir ten, nes jeigu neinformuoti, kodėl sukyla pyktis, nes čia dar gali būti, kad jaučiat kitų žmonių pyktį ant jūsų, kad neinformuojat, nepasakot. Tai visą laiką, kad mažiau konfliktų namie, mažiau konfliktų su klientais, su sekėjais ir panašiai, visą laiką informuoti. Ir tai yra sunku, nes energija milžiniška tuo metu, kai aš sugalvojau kažką. Tokie sprintai gali būti stiprus. Bet po to, pavyzdžiui, tos energijos gali būti žymiai mažiau. Pavyzdžiui, Adelė turi dėl būtinių dalykų manifestorius labai tiksliai taip. Ir manifestuojantis generatorius, lygiai taip pat. Bet sunku labai informuoti. Aš jums pasakoju, bet aš esu ta, kuri irgi turiu informuoti. Bet pamirštu informuoti. Tiesiog ta energija tuo metu tokia milžiniška, kad, nesąmonė, iš vis tu darai ir darai. O po to, blemba, pamiršau pasakyti, galvoju, oi, tikrai. Tai bet visą laiką stabdyti save ir informuoti. Tai šiuo atveju nelaukti leidimų. Nelaukti leidimo, jeigu dėl turinio ateina mintis, darom. Adelė, dainininkė, manifestorius, kiek domėjausi. Jinai gali leisti savo padaryti pasaulinį turą ir 3 metus nieko, taip sakant, ten jau atsiskyrusi būti. Tai manifestoriams labai tinka askezės šiaip, nes energija stipri, ją reikia suvaldyti. Tikrai reikia suvaldyti ir tai tom dienom, kai jos nėra, irgi, taip sakant,
iš sofų save pakelti. Nes norėsis irgi, kad aš noriu paslėpti, dabar aš vis nieko nenoriu, gali mažiau net atsakinėti, turiu kelias pažįstamas, tai galiu parašyti, po savaitės atsako. Gali dingti. Tai vat reikia labai stipriai, žinot, žiūrėti vat savo tą energiją, ypač kai jaučiat pyktį, informuoti ir pasidomėti dar plačiau, arba galite irgi, nu, dėl to viso, jeigu jaučiat, kad stabdot, kažkur stagnuojat, tai pasižiūrėti, nes labai svarbus dalykas. Taip, tai yra, toliau einame. Taip, Simona, aš generatorius, bet pagal paprašymą manifestorius labiau. Aha, tai gali būti, žinai, kodėl, nes kažkur reaguoja atsakai, yra tos energijos. Ir po to, jeigu tos energijos nėra, vadinasi, kad ne pagal save gyveni. Tarsi, žinot, kai mes gyvenam ne pagal save, ne pagal savo tas energijas, ne pagal tai, kas aš esu ir kas mane domina, mes tarsi išeiname iš kūno. Ir tas kūnas tampa toks, kad aš nieko nenoriu, aš geriau atsisėsiu, pagulėsiu, tiesiog gyvybinė energija iš kūno dingsta. Bet kai aš susijungiu su savo visomis dalimis, aš tada produktyvi, aš tada turiu daug minčių, daug idėjų, aš jaučiu, ką man reikia padaryti. Ir tada tas augimas žymiai greitesnis. Taip, man tai super tinka, tikrai sutinku su kiekvienu žodžiu. Ačiū labai, Kristina. Taip, ir dabar projektorius. Šiandien, kiek mačiau, nėra projektorių, bet labai įdomus tipas, labai įdomus. Man labai patinka bendradarbiauti net su projektoriais, nes jie turi, kaip čia dabar aprašyti, mano asistentė projektorius, jeigu manifestorius turi informuoti, neturi laukti pakvietimo, jis turi pats inicijuoti, manifestuojantis generatorius ir generatorius turi atsakyti, reaguoti, tai projektorius turi laukti pakvietimų. Atsimenu tos laikus, kai rašinėjo žmonės šaltas žinutes, prisijungti prie mano komandos, tai projektoriui tokias žinutės iš karto nesuveiktų, visiškai nesuveiktų. Galbūt kažkoks ten mizeris procentų, negalima aišku visko absoliutinti, bet šiaip jie turi tą, kad nenori pirmie rašyti. Dėl ko? Nes jie turi laukti pakvietimo. Ir ką reiškia laukti pakvietimo? Pavyzdžiui, projektorius turi socialinius tinklus, jis atsakinėja tokius svarbius klausimus, mato iš auditorijos, kalba bendrai. Bet jeigu jis kalba iš savo pilnumos, kalba, dalinasi, tuomet jį gali pastebėti kažkas ir pakviesti. Bet projektoriai tie žmonės, kurių labiausiai žmonės klausinėja įvairių patarimų, pakviečia kažkur į projektus, į renginius, jų energija yra magnetiška tada, kai jų klausimą arba jie tiesiog kalba. Kaip pavyzdys, mano asistentė projektorius, kai jinai man sako, Viktorija, tu turi dabar padaryti tą, na ir trečią. Jinai pati man sako. Taip sakant, pasako, kai aš juos nepaprašiau. Jinai rodos kalba kažkokius tikrai labai protingus dalykus, bet man vyksta atmetimas. Čia labai nematomi dalykai, aš labai šitą stebiu, tiesiog bendraujant su projektorius, kai jo nepaklausi, ne to klausimo, jis kalba ir tau vyksta atmetimus, kad, nesąmonė. Bet jeigu mes projektorius paklausim, žiūrėk, kaip tu galvoji, kaip man dabar padaryti šitame projekte, ir tada jis atsako, sugeria kiekvieną žodį, pasitikė, paklausi dar rekomendacijų kažkokių. Ir iš esmės, ką reikia daryti, tai jeigu apie socialinius tinklus, tiesiog kalbėti, apimti plačias temas, žiūrėti į klientų skausmus, apie tai kalbėti, būti tom daugiau matomom ir tada žiūrėkite, kur jūs kviečia, ką jums rašo žmonės, nes jie gali jums irgi diktuoti
tam tikrą specialybę, net profesiją arba jūsų stiprybės. Gali sakyti, kaip tu gražiai kalbi, arba kaip tu gražiai sudėlioji ten struktūrą ir panašiai. Žiūrėkite, stebėkite, ką kiti žmonės mato jumise. O jūs labai gerai matote, vat irgi jeigu HR specialistas, kaip pavyzdys, labai gerai mato. Jis gali geras dainininkas būti. Vat projektorius irgi mato, kas, kur, koks gali geras žmogus būti. Ir kaip minėjau, dėl ko man patinka su projektoriais bendradarbiauti, dirbti, nes projektorių auditorija būna labai lojali. Ir manimi, kai dalinasi projektorius, nes aš dar turiu 4-6 profilį tokį, čia apie profilius nekalbėsime, bet aš bendruomenių žmogus. Ir jeigu manimi dalinasi kažkas, tai magnetiška trauka atsiranda, žmogus dažniausiai užsirašo konsultaciją ir panašiai. Tai kai projektorius dalinasi, čia būna iš vis kombo, nes jie turi lojalią auditoriją ir turi autoritetą, turi stiprų autoritetą. Ir ką norėjau paminėti, kad projektorius, manifestorius ir reflektorius, apie kurį kalbėsiu dar, neturi pastovios gyvybinės energijos. Tai vadinasi, sustoti prieš tai, kai aš jau jaučiu, kad man reikia poilsio. Nes kai mes susijungiame viename lauke, taip sakant, tas laukas, tai susitinkam kažkur, kai manifestuojantis generatorius ar generatorius turi pastovios gyvybinės energijos, ypač kai mes darom tai, kas patinka, mes galime įžiebti tos kitus tipus, kad jie irgi turės tos energijos daryti, bet kai mes atsijungsim, jie gali pastebėti, kad nėra energijos. Ir sako, projektoriai dažnai sako, susitikti su manifestuojančiais generatorius ir generatorius faina, bet vėliau tiesiog reikia gulėti, miegoti, nes tos energijos tikrai būna žymiai, tiesiog mažai. Ir jiems dirbti 4-5 valandas, tai tiesiog tobulą, kad nepersidirbti, labai stebėti, nes jeigu varysite kaip generatorių manifestuojantis generatoriai, įvyks perdegimas, nenorėsite per kančią, per jėgą. Ir tame yra skirtumas jausti save, jausti. O mes, kai dauguma žmonių yra generatorių ir manifestuojančių generatorių pasaulyje, atrodo, kad visiems reikia taip varyti, taip bėgti, taip dirbti ir visada būti energijoje ir visada būti pakilime kažkokiam. Tai čia yra autentiškumas, kad kai aš esu savim ir žinau savo veikimo mechanizmą, aš nespaudžiu ten, kur nesispaudžiu. Aš padarau maksimaliai tai, kas aš esu. Tai reflektorius. Nežinau, ar čia bus pas mus. Apie 1% pasaulyje yra žmonių reflektorių. Bet man atrodo, kad ta statistika nėra gera, nes aš jau pažįstu 2 reflektorius. Jeigu tai 1% iš viso pasaulio, tai kažkoks jausmas, kad tikrai daugiau yra. Tai reflektoriai sprendimus turi laukti ir padaryti per 28 dienas. Tai yra, kol pasikeis mėnulio ciklas. Tai skamba labai keistai ir įdomiai. Tai man irgi buvo keista ir įdomu, bet aš kalbėjau su 2 reflektoriais ir pirmas klausimas buvo, kokia tavo sąsaja, kaip tu jautiesi tarp tų mėnulio užtemimų, mėnulio. Ir aš kartu, taip, čia taip sunku, čia taip aš jaučiu, jos taip jaučia, kad jūs neįsivaizduojate. Tos visus mėnulius, jos nemiega, galbūt kažkas ir miega, bet labai stiprus yra jausmas, kad tų visų mėnulių parų, galbūt net ir ciklo parų savo moteriškumo. Ir šiuo atveju, nežinau, ar kažkas bus, bet tiesiog noriu trumpai papasakoti, stebėti ir nepriimti tos sprendimus labai greitai, drastiškai, kad čia ir dabar aš priimu sprendimą. Ne. Kiekvienas sprendimas jis turi būti apgalvotas ir net labai patariu vesti dienoraštį, mėnulį dienoraštį. Kad tada tokie jausmai, tada tokie jausmai, bet reflektoriai, jie kaip veidrodis. Jie kaip veidrodis gali iškelti jumyse tai, kas nepatogu, net tai, kas nefaina. Nes jūs žinot turbūt jau, kad viskas, kas erzina arba matome kitame, tai apie mus, visada apie mus. Tai jeigu erzina kažkoks lėtas žmogus, tai arba savo neleidžiam tokiems būti, arba aš esu kažkur tokia lėta. Tai tiesiog pagalvoti, kur aš tokia esu lėta. Ir tada
įvyksta toks shiftas ir po to žiūri, kad nenervina tie žmonės. Tai čia trumpas toks lifehackas. Čia, jeigu apie human design, čia labai trumpai. Ir va trumpai. Generatorius ir manifestuojantis generatorius klausyti kūno reikia. Manifestoriai inicijuoti ir informuoti. Projektoriai laukti atpažinimų. Ir reflektoriai laukti aiškumo per laiką. Aha. Jeigu dar kažkokių klausimų turite dėl human design, tai klauskit, jeigu ne, tai eisime toliau prie likimo matricos. Iš tikrųjų, kai kalbėjau su Viktorija, aš sakau, čia tiek daug informacijos yra apie autentiškumą, apie magnetizmą pačio savęs, bet noriu tiesiog nepergrūsti stipriai informacijos, kad bent jau apčiuoptumėt savyje tai, aha, mes esame visi skirtingi, mūsų mechanizmai skirtingi ir aš leidžiu savo būti kitokiai. Ir kai aš leidžiu būti savo kitokiai, kokia aš esu, tada ateina atlaisvėjimas ir kaip palengvėjimas, kad visgi galima ne taip kaip jie arba jis, nes jie visiškai kitokie. Ir jeigu pasižiūrėti likimo matricą, tai kiekvieno žmogaus maks skirtinga. Net, žinot, kaip aš turiu dvynės ir jų matrica, ir tipas, ir viskas kitas pats. Bet veidoskaita yra dar. Jos visiškai skirtingos. Viena net aukštesnė galva. Tiesiog ūgis net skirtingas. Viena tokia, žinot, jeigu žiūrėti matricą, tiesiog visas energijas, kurias pas jūs yra, mes turime, bet genetika, net visa mūsų patirtis, sutikti žmonės, kažkokios priimtos, neišjautos emocijos yra mumise. Ir dėl to kažkokios energijos yra stipriau išreikštos, kitos silpniau. Vienos minuse, kitos pliuse. Dėl to mano dvynės tikėtina, kad ta ir veidoskaita, jos kaip ir apie tą patį, bet ten pas vieną kažkas stipriau, pas kitą kažkas mažiau. Aišku, jos pačios manifestuojančios generatorius, tos, kurios turi daug energijos, 3 dukros manifestuojančios generatorius, dar ir su 3 profilių ir tiek energijos. Tai va, įdomu. Taip, čia paskaitysiu. Justina klausė, aš nesuprantu, kaip žinoti, kas aš. Čia būtent dėl human design tipo, čia matrica, o dėl human design aš kėliau dar kitą nuorodą. Ten buvo 2 nuorodos. Ir dabar aš noriu pakalbėti jums apie taip, kaip kalbėti socialinėse tinkluose, kaip kalbėti su žmonėmis ir iš tikrųjų jūs taip kalbate. Aš pasakysiu, jeigu pakalbėti ir pasakyti iš šono žmonės, jie apie jūs taip pasakytų, bet tai va, čia bus gerklės čakra, tai čia kur 17 skaičiukas, jums reikia pasižiūrėti va, tą 3 skaičių iš viršaus. Čia yra gerklės čakra, kaip aš kalbu arba kaip aš turėčiau kalbėti, kad žmonės mane girdėtų. Ne taip, kad girdėtų tiesiogiai, bet paliestų, kad išgirščiau, kad sustotų. Nes kai mes jungiame save energijas tos, kurias mes turime ir kiekvienas turi skirtingose vietose. Pavyzdžiui, finansų energija yra. Jeigu mes ją jungiame, daugiau energijos ateina, daugiau finansų ateina. Po to yra tos energijos, kurios stabdo. Jeigu aš ten jungiu, vadinasi, aš pradedu greičiau judėti. Tai aš labai nemėgstu daryti pilnas analizės ten, kur atsisėda žmogus, 50 puslapių skaito apie save. Ir kas iš to? Man labai svarbu paspausti ant to mygtuko, kur iš karto įvyktų išjudėjimas kažkoks ir rezultatas. Tai va aš per konsultacijas tą darau, kad iš karto matau ten stringimas, daryk dabar taip. Ir tada žiūri, kad viskas išjudėjo, galima važiuoti toliau. Tai va šiandien mes pasižiūrėsime tą gerklės čakrą, kaip man kalbėti su klientais, su žmonėmis, socialiniuose tinkluose, kad mano turinys taptų dar labiau matomas. Taip pas mane 6, 20, taip galite parašyti, kokie pas vis skaičiukai, nors šiandien apžvelgsime visus, bet galėsime šiek tiek sustoti ties tais, kuriais parašysite. Taip,
Ir dėl gerklės čakros dar toks dalykas. Jeigu, kaip pavyzdys, pas mane ten bus 16 energija, kai yra griauti, kai aš turiu sakyti tiesą, kur jaučiu, kad kiti ten galbūt ne taip sako, turi būti griovimo efektas, bet kai aš turiu daug programų, kažkokių ribojančių įsitikinimų ir aš esu, pavyzdžiui, people pleaseris, kuris bijau pasakyti garsiai arba per reelsą, kad aš taip negalvoju, tai va tada įvyksta toks, kad aš pradedu kalbėti kažkaip mielai, fainai, nuostabiai, o žmonės kažkokiu nereaguoja arba neužsirašo, aš nenori, dėl ko, nes aš išduodu save, aš išeinu iš savo kūno, vat aš išėjau, aš išdaviau save, o ten pasiliko mergaitė, kuri sako, nu taip, viskas gerai, taip, nors aš noriu griauti, o sakau, kad viskas gerai. Tai va čia apie tą, kad neišduoti savęs, kai mes kalbame tai, ką, taip sakant, pagal mūsų tas duotybės. Tai energijos prasideda nuo 4, būtent gerklės čakra, nuo 4 ir 4 yra imperatorius, tai čia labai svarbu struktūra, tvirtumas, kalbėti, pavyzdžiui, kalbėti kaip pagrindiniai 3 žingsniai, kurie grąžina aiškumą, paprasta sistema, kuri man veikia. Čia imperatorius toks sėdi ant sosto ir jis kalba tvirtai, lėtai, trumpais sakiniais, bet struktūra kažkokia, aiškumas, tai be kažkokio chaoso, be per daug kažkokių ten išvedžiojimų, ten jaučiu, matau, tai va čia ne apie 4 energiją. Nors va čia gerklės čakra ir jeigu mes, pavyzdžiui, prie finansų turime, būtent prie finansų dar kažkokią 18 energiją, kaip pavyzdys, jinai apie gylį ir panašiai, tai vadinasi, aš kalbu apie gylį struktūruotai, aiškiai ir panašiai. Nu, tai čia reikia tiesiog jūsų profesija, apie jūsų, ką jūs kalbate, tas pagrindinis branduolys, apie ką jūs kalbat, ir tada struktūruotai apie tai kalbėti, be perteklinios informacijos, kažkokie lifehackai trumpi ir panašiai. Taip. Viktorijos 10, taip. Ok. Tai einam toliau. 5 energija. Tai įkvėpėjas. Viktorija, aš iš tavęs girdėjau tą įkvepiantį bendravimą, tikrai taip. Šitas žmogus, kuris nori dalintis žiniomis, jis įkvepia, žmonės nori galbūt prisiliesti prie jo energijos, vien dėl to pabūti, nes jaučiasi įkvėpti po pokalbio, tokie pakylėti, faina. Aš turiu prie finansų energijos, šitą būtent mano energija atveria šitas dalykas. Ir čia svarbu, ne aš žinau geriausiai, o aš dalinuosi iš savo patirties, man patiko, man veikia, aš dalinuosi su jumis, bet nepamokslaujant. Čia va tas grinai įkvėpėjas, aš mokusi, aš perjaučiu per save, aš pasidalinu su jumis ir man taip fain ir mes, žinot, ant tokio vieno lygio, kad ne aš aukščiau, bet mes kartu. Taip, tai Simona 5. Simona, gali pasidalinti, kaip jaučiasi tau šitą energiją, ar jauti ją, kad turi, nes, žinot, jau identifikavus, kad aš turiu ir aš esu ta, kuri įkvepia, bet, pavyzdžiui, aš negalvoju, kad aš tokia esu. Nu, tarsi aš jaučiau galbūt, bet ne visai iki galo, bet dabar stipriai žinant, kad aš tokia esu, net daugiau energijos ateina, kad man galima. Vat man galima taip kalbėti, nes aš jaučiu, kad aš ir tokia esu. Bet prieš tai tarsi, o gal man reikia kitaip, o gal taip, kaip ten, pavyzdžiui, Rosita daro. Tai vat šiuo atveju, taip, Diana siunti nuotrauką, tai 3 skaičiuką iš viršaus. Taip, Simona rašo, jaučiu, dar pirmadienį draugė sako, tai pasisėmė motyvacijos iš tavęs. Taip.
pat ir pas mane daug penketų, ir kur stabdo, ir prie finansų linijos, tai žmonės sako, kad įkvėpiu, tiesiog įkvėpiu, kažkokios vilties atsiranda. Tai vat tas svarbu žinoti savyje. Tai šešta energija, tai čia yra meilė savo temos, labai labai apie pasirinkimus gali būti. Tai vat dėl ko vat, yra tavo balsas turi sukurti jausmą, kad žmogus nėra vienas. Nu tai grinai meilė, duoti tą šilumą. Čia žmonės, kurie iš vis turi daug šešetukų, nu, pavyzdžiui, matricų daug šešetukų, arba 6 mėnesį, 6 dieną gimė, šešetukas centre, tai yra apie bendruomenės žmonės, dėl ko apie bendruomenės gali būti. Nu, pavyzdžiui, aš savo kurti, arba savo klientų ratą turėti, arba savo saloną, kaip pavyzdys, nes tai žmonės, kuriems reikia meilės, galbūt šiek tiek daugiau nei kitiems, ir apsupant save žmonėmis kitais šalia, aš jaučiu tą meilę tada dar labiau. Tai vat meilė savo temos labai reikia pradirbti, taip sakant, stipriai, kad aš save myliu tokį, kokia esu ir panašiai. Ir apie pasirinkimus galima kalbėti. Ten du tokie įsimylėjėliai, kodėl sunku apsispręsti, pavyzdžiui. Visos temos socialiniuose tinkluose įvyksta iš mūsų deficito. Čia ne taip, kad aš gimiau puikia oratorė ir dabar iš pilnumos, aš tiesiog mokysiu visus. Ne, dažniausiai tai būna, kad mes turime tam tikrą deficitą, kaip pavyzdys, meilės tos trūkumo kažkokio, arba aš ieškau atsakymų su 5 energija. Aš vis ieškau atsakymų, aš domiuosi, nes man pačiai jų reikia. Ir po to, kai aš savo deficitus užpildau, aš tada iš pilnumos dalinuosi kitiems, nes aš perjaučiau visą savo širdimi, visą savo kūnų, kas tai yra, apie ką tai. Nes visa informacija, kuri nėra perleista per mūsų kūną, nesuprasta, tai tarsi čia tik tai teorija. Mes drąsiai negalim sakyti, kad tai tiesa. O kai mes turime deficitą, vadinasi, aš suprantu tą žmogų, kuris eina tuo pačiu keliu. Aš suprantu, aš užpildau savo deficitą ir aš galiu drąsiai jiems sakyti, žiūrėk, kaip aš užpildžiau jį. Nes jeigu aš šiaip gimiau, tą oratorių, aš nesuprantu kitų žmonių, kurie blogai kalba. Aš jų nesuprantu, aš nesusiduriu su tomis baimėmis. Tai 7 energija yra apie judėjimą. Čia būtent karieta. Ten veiksmas vyksta, kas turi 7 kažkur centre, ten dar kažkur matricoje, tai judėjimas svarbu kaip. Jeigu daug turite 7, tai pradėti ir pabaiginėti darbus iki galo. Nepradėti naujo darbo, kol nepabaigėte. Tai va čia tas dalykas, kodėl dabar labai svarbu veikti, vienas sprendimas, kurį keičia kryptį, kodėl atidėliojimas nieko neišsprendžia, judėti į priekį. Tai vat jūs kūrėte tą, kad varom, ten gali būti kažkoks ir challenge'as, judėjimo jausmas. Žinai, kad turi būti nestovėti. Arba netgi tema, kodėl svarbu pabaigti iki galo arba deleguoti kitam ir nepradėti kito dalyko. Tai apie šitą. Taip, 8 energija, tai teisingumas. Tai čia gali užsikurti labai stipriai tai, kai jaučiat kažkur neteisybę. Nes iš tikrųjų visos temos, kuriomis mes kalbame, su tinkluose, su klientais, nes jeigu mes su klientais kalbame pagal savo duotybės, pagal tas savo energijas, jie jaučia tą magnetiškumą iš jūs ir norės sugrįžti. Tikrai norės sugrįžti. Aš dabar buvau veido masaže pas moterį, kuri turi 9 energiją, jinai kalba apie tos dvasingus, esoterinius dalykus, ir aš po to pasižiūrėjau jos matricą, jinai pinigų ėjime 9 energiją. Ir jinai, kai jungia, tai jinai tokia magnetiška ir norisi sugrįžti pas ją. Bet jeigu jinai kalbėtų apie paprastus, tam, pavyzdžiui, netokius sudėtingus dvasingus dalykus, tada ne taip viskas veiktų. Tai
grįžtam prie 8 energijos, teisingumas, jūs gali užkurti tai, kur jaučiat neteisybę. Neteisybė ir jums norisi pasakyti, a ne, žiūrėkit, dabar iš tikrųjų va taip. Va. Tai atstatyti balansą. Tai šiuo atveju net visa komunikacija, čia bendrai dabar visiems, vyksta iš to, kad kur mums užverda kraujas, kad aš nesutinku, arba, o, blemba, fainai, vat reikia apie šitą kalbėti, jauskite tą didelę energiją. Ne šiaip savo sugalvokite, o jauskite va, tą stiprumą ir tada eikite į komunikaciją. Tai vat šiuo atveju kalba turi būti tvirta, brandi ir rami, nes teisingumas, ten, vat, galite pažiūrėti čia pagal taro kortas, ten toks teismas. Teismas yra svarstyklės ir jaučiasi toks tvirtumas. Tai aš kalbu tvirtai, pasitikėjimas savimi ir aš žinau savo tiesą. Taip, ta 9 energija, kur aš kalbėjau, žmonės, kurie gali kalbėti tikrai apie gilius dalykus. Kas turi šiaip daugiau tų 9 visur, nesislėpkit, nebandykite per daug į gilį. Taip, gylis jums svarbus, bet per daug taip, kad pamirštat įsižeminti ir pasidalinti. Tai dalinkitės tomis žiniomis. Tai dalinkitės, nes yra labai daug žmonių, tokių pat kaip jūs. Aš dabar, kai konsultuoju, aš pastebiu, kad pas mane žmonės ateina labai panašus į mane. Labai, toks panašumas, labai daug ir manifestuojančių generatorių ateina. Ir su tom pačiom energijom. Dėl ko? Nes jie mato tai, kad aš turiu atsakymus į jų klausimus. Vat jaučia, kad jiems trūksta kažkokios dalies ir aš tuos atsakymus duosiu. Tai kai jūs einate į savo tas energijas, vadinasi, jūs paliečiate tuos žmonės, kuriems reikia tos informacijos, būtent jūsų informacijos. Ir dėl ko sako, būkite savimi, būkite savimi ir tada pritrauksite tinkamus klientus, kurie nesakys, kad man nepatiko, ar iš vis kaip jinai čia kalba, nes kai esame savimi, mes pritraukime tikrai panašius žmonės arba žmonės, kuriems tos informacijos reikia ir jie dažniausiai ir lieka patenkinti. Taip, toliau. 10 energija, fortūnos ratas. Fortūnos ratas įdomus labai, šie metai yra fortūnos ratas, tai tiesiog tokiais ciklais jausti naujas kursas, naujas telefonas, kažkokios naujovės, kai užsikuria naujas ciklas, arba aš atsikėliau ir jaučiu, kad nauja banga atėjo, galima kalbėti. Tai vat, kai kažkas keičiasi, kažkokio gyvenimo ciklai, netikėti posūkiai, netikėti pasiūlymai, netikėtos mintis, netikėtos idėjos, nes šie metai yra 10 arkanas ir jeigu mes esame teigiamoje būsenoje, pavyzdžiui, daug judam, vaikštom, nes tai išjudina 10 arkaną, vadinasi, mes galime gauti labai nuostabių pasiūlymų iš pasaulio arba iš mūsų pačių. Gali atvažiuoti klientas ir sakyti, važiuojam ten į Italiją pravesti mums mokymus. Va tokie gali būti pasiūlymai čia apie fortūnos ratą. Ir mes gauname, ir tikrai žinau, kad kiekvienas turbūt yra gavęs fortūnos ratą savo gyvenime, tai šiais metais čia tiesiog must gyventi pozityviai ir dar pridėti kokį vaikščiojimą kasdien, nes tai užkuria fortūnos ratą, galima labai daug gerų pasiūlymų gauti. Taip, tai 11 energija. Tai čia jėgos arkanas, moteris su liūtu, žmonės, kurie turi 11 energijos daug kažkur, nebūtinai daug, bet pastebėkite, jeigu daugiau, tai askezė, tiesiog, nes energijos daug ir gali jausmas būti, vat, kas 7 turi 11, jausmas iš vidaus gali būti toks, kad energijos daug, bet aš jaučiuosi kažkokia sudraskyta iš vidaus, kad aš nežinau nei ką daryti, nei kaip, nors jaučiu savyje tokį didelį potencialą. Ir šiuo atveju tiesiog labai stipriai turi būti disciplina savo. Nes moteris su liūtu ir tas liūtas esate jūs, pavyzdžiui, jį reikia sudrausminti. Žmonės, kurie turi 11 energiją centre, prie finansų, askezė tiesiog. Sudrausmins galit tik tai kažkas tikrai stipraus. Ir tada ta energija tampa tokia tikslinga.
Ir jo, gerai, tai apie 11 tiek, 12 energija, tai pakabintasis. Ir čia toks kažkoks lėtumas, pauzė, kitas kampas, kitas požiūris į šitą situaciją, kai kažkas stringa, kaip tada išeiti, vat sustoti. Tai 12 energija, kaip būna, turėjau aš neseniai prieš metus laiko metų 12 energiją. Aš jaučiau tokią stagnaciją, jaučiau, aš bandau išjudėti, bet aš jaučiu stagnaciją. Nu visiškai. Ir visus metus ta energija lydėjo mane, bet tai tiesiog jinai ką man davė, sustok ir ten pakabintasis. Ir peržiūrėk visą savo gyvenimą aukštyn kojomis. Man tada atėjo suvokimas, kad man reikia parduoti mano tą projektą. Labai daug tokių įdomesnių sprendimų atėjo ir tos energijos kasmet pas mus keičiasi. Ir galite kartais jausti, kad pernai buvo viskas ok, o šiemet pas mane kažkokia stagnacija. Ir aš nesuprantu, ką daryti ir kaip daryti. Tai vat, pavyzdžiui, kai 12 energija ir mes bandome metų energiją, mes bandome važiuoti, varyti į išorę, o mums neleidžia. Ir aš tada pykstu ir galvoju, kodėl kiti varo, o man nepavyksta. Nes, šie metai yra apie tai, kad pasižiūrėtum lėčiau, stabiliau, kitokių kampų į visą šitą situaciją. Tai vat čia labai įdomus dalykai mano praeitį metai buvo 13 energija mirtis ir reikia daryti paleidimus, tiesiog paleisti tai, kas sena. Ir jeigu aš nedaryčiau jų, tai mane purtytų taip, kol aš nesusivokčiau. Ir šie metai apie balansą. Ir daug jau pamokų turėjau apie balansą. Neišsitaškyk, Viktorija, prašau, neišsitaškyk, ateina ten pas mane per skaičius, per 23 matau nuolat. Ir vat, apie tą 13 energiją, kuri pas mane pernai buvo. Tai jeigu tai būtų komunikacija, tai ką reikia paleisti. Šiaip, kas dirba su nagais, vat meistrai arba depiliacija, tikėtina, kad gali turėti ir 13 energijos, ir 16, bent jau kažkur tikrai, nes tai yra apie seno nuėmimo ir naujo ateimo. Tai ta mirtis yra prieš ir po. Arba depiliacija, kaip būna, aš savo depiliacijos meistrės žiūrėjau matricą, tai pas ją visur 16 energija labai daug. Tai tas 16 tai yra apie bokštas, aš greunu, tai tiesiog greunu jinai. Ir 13 energija, ką laikas paleisti, kodėl pabaigos nemalonios, taip pat gali būti ir trigerintis kažkoks turinys, aš kalbu, kad, žinot, taip neveikia, o veikia taip. Kiti sako, kad taip, nors iš tikrųjų važiuokit va taip. Tai kalbėti va tokiamis temomis. Apie pabaigas, paleidimus, transformacijos, bet tokia pagarba turi būti. Grinai apie pokyčius. 14 energija, va ta, kuri mano metų dabar, tai atrasti balansą. Kaip rasti balansą, kodėl kraštutinumai išsekina, maži įpročiai. Beje, apie balansą labai įdomu, atradau gerą AI promptą, numerologinį, kur pasiskaičiuoja kiekvieną mėnesį savo. Pavyzdžiui, mano šis mėnuo yra 7, tai yra apie vidinius procesus ir aš negaliu kažkokių drastiškų paleidimų daryti. Dėl ko? Nes šis neleis man energetiškai tiesiog. O ten, pavyzdžiui, kovo mėnesį finansas. Vadinasi, aš maksimaliai išspaudžiu iš kovo mėnesio, kad gauti tos finansus. Balandis apie pabaigas. Vadinasi, jeigu aš norėsiu pradėti naują kažkokį projektą, jeigu aš noriu pradėti, man sunkiai leis pradėti, nes man reikia pabaigti kažką. O pradėti tada gegužę. Tai tas AI promptas, jeigu norėsite, pas mane yra web puslapyje. Labai geras, aš dabar jo vadovaujuosi. Ypač tomis dienomis, kai jaučiu, kad nėra nuotaikos. Arba jaučiu, kad kapstausi į save, kas manimi yra. Dar pasižiūriu į dienos energijas ir žiūriu, akurat. Ten kažkokia į save ir panašiai. Ir tada nereikalauja iš savęs to, kas nesireikalauja. Nes dažnai norim irgi į išorę, čia šiandien aš daug uždirbsiu, o ten irgi labiau į vidų, pasižiūrėti, kur ten pabaigas kažkokias padaryti. Tai jausti save ir per tas energijas, ypač jeigu mums sunku tai daryti. 14 energija yra apie balansą. Atrasti ir tas numerologinis promptas
man padeda atrasti balansą, tikrai padeda. 15 energija, kas turi 15 energiją daug kur, tai tokie labai gali būti ir aiškiaregiai. Svarbu neiti į priklausomybės, nes čia priklausomybių tema stipri. Tai aš atsirišu pati nuo priklausomybių ir parodau kitiems. Tai vat prisirišimai, kodėl sunku atsisakyti jų, irgi labai tinka askezė, nes tie prisirišimai priklausomybės gali būti prie visko, prie socialinių tinklų, prie skrolinimo, prie valgymo. Ir šiuo atveju reikia kalbėti apie tos, va dabar klientą konsultavau, tai jos tema buvo tai, kad jinai pamato žmoguje, būtent ką reikia keisti. Aišku, jinai ten buvo reiki meistrė ir jinai turi 15 energiją prie savirealizacijos, tai jinai mato skersai žmogų. O kas turi 15 gerklės čakroj, tai tiesiog kalbėti irgi apie tos prisirišimus kažkokias, apie norus galima kalbėti, kad apie norą, bet iš tos pusės, kad išsilaisvinti, va čia išlaisvinimo reikia, nes 15 apie prisirišimus priklausomybę, bet mums reikia iš juos išsilaisvinti ir tarsi rodyti pasauliui žmonėms, kaip iš to išeiti, kaip tai realizuoti. Taip, 16 energija, bokštas, apie kurį kalbėjau, griūtis, tiesa, realybė. Kai aš sugriaunu ir pasakau, ne taip. Tai va tie rilsai, kur sugriauni iš vis. Visi sako, kad reikia, galima ten, pavyzdžiui, gerti vandenį ryte šaltą, o aš sakau ne, nes čia, va čia toks griuvimas. Jeigu mirtis buvo taip, kad aš dedu tašką, o bokštas tai aš sugriaunu. Tai va tiesa, kurios negali ignoruoti. Pradžia po griūties gali būti. 17 energija. Kalba turi būti šviesi, įkvepianti, bet realistiška. Viltis, palaikymas. Grinai 17 energija žvaigždės arkanas. Kas turi 17 energiją daug kažkur, tai reikia būti matomai. 19-17 energija reikia būti matomai, reikia šviesti, nebijoti būti žvaigždė, nes čia gali būti toks trigeris, kokia aš ten žvaigždė, ar iš tikrųjų. Tai nes jeigu prie finansų linijos jungiam 17 energiją, o kokia magija vyksta, tiesiog visi žiūri į tave. Bet jeigu aš slėpiuosi ir nerodau, kad aš nesu matoma, tai tada, taip sakant, ir nieks ir nepastebi. Taip, 18 energija, tai Mėnulio arkanas. Mėnulio arkanas aš daug žinau, nes aš pati centre turiu, kai mes turime kažkokią energiją, tai yra mumyse visą laiką, tarsi mūsų širdis. Tai labai gili intuicija, galima kalbėti apie šešėlinius dalykus, apie nematomus dalykus, apie ezoterinius irgi, apie dvasingumą. Galima kalbėti šiaip ir visus tos temos, grinai ezoterinės gali būti, nes čia apie baimės irgi. Iš šalies aš atrodau labai drąsiai, kaip galbūt ir esu, parašiutai, akvalangai, bandžios, tai apie mane, bet aš turiu 18 energiją centre, ne apie baimės, bet aš ant tiek stipriai noriu įveikti tą baimę, kad aš einu į ją. Tai vad kalbėti apie baimės man irgi labai patinka. Taip, emocijų svyravimai, nes mėnulis, šiaip mėnulio žmonės labai gali išjausti, perimti kitus emocijas. Atsijungti reikia, jeigu prie finansų, ten prie dolerio turite 18 energiją, dar kažkur, reikia po kontakto su žmogum atsijungti, tiesiog užsimerkti ir vizualizuoti, kad tarp jūsų buvo linija ir jūs ją nukertat. Nes galima pagauti emociją ir kai mes pagauname, vaikštome su nerimo liūdesiu visą dieną, nors tai nėra mūsų. Tai aš visada turiu praktiką po kontakto su žmogum atsijungti, nes kitaip galiu perimti. Taip, 19 energija. Žmogus, kuris visą laiką su jumis šiandien prakalbėjau, turi gerklės čakroje 19 energiją. Ir prie finansų turiu. Tai yra Saulės arkanas, aš iš pilnumos kalbu jums. Bet apie pasitikėjimą savimi gali būti leidimas savo džiaugtis, vidinė šviesa, būti matomai. Taigi 19 arkanas turi
kiek aš save stebiu, aš pas mane ir prie finansų, tai žmogus, kuris iššūdo, pamatys vis tiek kažkokį pozityvą. Nu, viskas gerai čia, vienaragių pasaulyje gyvenam, čia viskas tobula, nėra. Bet čia jeigu pliusė 19 energija, nes yra visų energijų ir minusinės pusės, tai svarbu vesti save į pliusą. Vien dar šitas dalykas. Tai aš iš pilnumos, aš esu saulė ir aš galiu apšviesti kitus žmonės. Jeigu aš slėpiuosi, vadinasi, saulė po debesėliais ir kiti žmonės irgi gali neapsišviesti. Tai čia tarsi savo egoistiškumą neįjungti ir vis tiek eiti į kontaktą su žmonėmis. Tiesiog eiti, kalbėti, kas turi 19 arkaną, ar ten kur raudonai, ypač centrinė gali būti gerklės čakroje, gal ir toj antroji čakra, kur iš viršaus, būtinai dalintis, šviesti, būti matomai. Nes bendrai, žinot, dėl finansų, kodėl mažai finansų pas žmonės, vadinasi, per mažai daviau pasauliui. Kuo daugiau duodam pasauliui, tuo labiau mums sugrįžta. Iš pilnumos, bet iš pilnumos apie 19 energiją aš turėjau net tokią paskaitą, kur kalbėjau apie tai, kaip iš pilnumos, kad aš iš pilnumos duodu. Čia ta tokia pozityvi energija ir tada mums labai gražiai grįžta viskas atgal. Tai 20 energija teismas, išsilaisvinimas. Labai man patinka šitą energiją, nes aš turiu antrojo čakroje. Tai va čia lūžio momentas, kai ateina suvokimas, kažkoks pabudimas. Duodu visada tokį pavyzdį, kai aš bijau važiuoti į Paryžių su mašina, bet aš atvažiuoju ten, aš išeinu ir aš jaučiu išsilaisvinimą. Bulemba, aš tai padariau. Tai jūsų komunikacija išlaisvina žmonės, pabudina, kažkaip išjudinat. Galit savyje to nematyti, nejausti, bet jūs veikiat taip. Va tiesiog veikiat taip, kad kažkokiu būdu, magišku būdu jūs išlaisvinat, pabudinat. Čia ir giminės šiaip arkanas, bet jeigu domina, pavyzdžiui, konsteliacijos, dar kažkas, tradicijos, tai va čia irgi tas, bet tai toks labai aiškus pabudimas, kai būna, žinot, gyvenai paprastai, to pasako kažkokį žodį ir ta prasme. Čia vidinis pabudimas, kad aš suprantu, kad manyje kažkas įvyko, kažkoks šiftas. Tai 21 energija, pasaulio arkanas, kas turi iš vis 21 dieną gimė, 21 ten daug kur, tai yra apie socialinius tinklus, apie užsienį, globalumą, mastą. Nes čia yra vidinis globalumas. Aš kalbu ir aš jaučiuosi globaliai, kad aš jaučiuosi, vat irgi kaip finansai ateina į globalų kūną, kai aš jaučiu išsiplėtimą, kad aš jaučiu, kad aš kaip tai darau, aš jaučiuosi maks išsiplėtus. Bet kai aš jaučiuosi susitraukus ir taip per prievartą kažką darau, tai tada nelabai kažkas ir gaunasi. Tai 21 arkanas, 21 energija apie išsiplėtimą, apie globalumą. Aš kalbu apie tokį globalius dalykus, bet tai ir etapo pabaiga, tai ir apie užbaigimus, nes čia skaitosi 21 arkanas skaitosi kaip ir pabaiga, nors yra 22, bet jį vadina nulinį. Bet 21 yra apie tai, kad tai ciklo pabaiga. Jeigu mes tik kortas, va taro kortas, yra tie 22 arkanai, taip sakant, tai yra tam tikra kelionė žmogaus. Nuo kvailio iki pasaulio. Kai pas mus įvyksta, paimkime santykius. Yra visa kelionė. Kvailys, kai mes susipažinom su vyru, abu tokie durniai, ten įsimylėję, po to magas eina, pirma energija, antra, trečia, žodžiu, eina, po to gali būti transformacija, 13 energija, įvyksta kažkokia, po to 16 energija bokštas, jis pasakė, kad ten neištikimas arba dar kažkas ten, nežinau, kažkas įvyko tokia kažkokia griūtis, arba nueinam kartu į terapiją, kad sugriūna mūsų modelis, po to viltis, tai yra visa tai, ką aš papasakau, tai yra kelionė, žmogaus kelionė. Ir kai ateina 21 arkanas, pavyzdžiui, tose pačiuose santykiuose, gali įvykti toks dalykas, kad
tai mūsų santykių pabaiga. Viskas. Arba tai yra šito etapo pabaiga ir mes pereinam į kitą sąmoningumo lygį. Ir viskas iš naujo. Kvailys mes ir vėl tokie visi įsimylėję ir panašiai. Tai ir su gyvenimu lygiai taip pat. Jeigu mes kažkur užstringam kažkokioje energijoje, vat, pavyzdžiui, mirties arkanas, kai kuriems žmonėms ir literaliai mirtis ateina, nes nesusidoroja su transformacijom. Transformacijos tokios sudėtingas, kad aš negaliu. Po to 15 energija ateina prisirišimai, va tie kažkas nusigeria, o kažkas eina į terapiją ir nusima tos prisirišimus. Tai vat, mes turime tą vat, visą kelionę. Visą kelionę ir 21 energija tai yra apie pabaigas. Arba naują pradžią, kad vat, aš galiu jau pamatyti, kad bus kitaip. Taip. Ir ta 22 energija, čia kur nulinis tas arkanas kvailys. Spontaniškumas, paprastumas, buvimas savimi, čia jie geri, žinot, jeigu organizaciniai kažkokie dalykai, net ir daryti kažkokius renginius, susibūrimus irgi, nes jis va taip atvažiuojam, darom, patinka man šitą laisvą energiją, aš išlaisvinu apie laisvumą. Taip, tai apie arkanus šiandien tiek. Tai ir apie human design, tai mes jau einame link pabaigos. Ką aš noriu pasakyti pabaigai tiesiog, kad kai mes jungiame savyje tai, kas mes esame, kai mes leidžiame savo būti, leidžiame, nes šiandien aš ir norėjau parodyti jums, kad pasižiūrėk, tu galbūt jautei, kad tu tokia esi, bet jeigu tu jungsi dabar savyje pilnai šitą energiją ir tu leisi savo, pas tave ateis žymiai daugiau energijos, žymiai daugiau motivacijos kalbėti ir per tą kalbėjimą, per savo tiesą, tu pasieksi žymiai daugiau žmonių, negu prieš tai pasiekdavai. Ir ateina klientai, jeigu aš kalbu iš savo tiesos, jeigu aš kalbu per savo energiją ir leidžiu savo būti, žmonėms tai patinka. Ir galbūt tai gali būti nepatogu, bet turėjau aš vieną tokį pavyzdį, kai žmogus yra tikrai people pleaseris, kur sako, ne, viskas gerai ir panašiai, o pagal finansų energiją jai reikia griauti. Jai tikrai reikia griauti. Ir kas vyksta tada, kai jinai negriauna? Žmonės atsisuka nuo jos. O kai jungia jinai griovimą, pavyzdžiui, pasako kažkas, kad, žiūrėk, tu netaip elgėsi, o jinai atsako griaunant, kad ne, aš gerai jaučiuosi. Tada visi žmonės atsisuka ir žiūri, wow, ir jaučia pagarbą. Tai vat, būti savimi, tai reiškia, aš atskleidžiu savo visas energijas ir žmonės jaučia pagarbą už tai, kad už tavo drąsą. Tai šiandien tiek. Kas klausėsi, labai malonu, parašykite, kaip jaučiatės ir mes jau viskas. Taip, ačiū Jums. Ačiū.